Tai šiandienos pamokoje turim tokią temą, kur pakalbėsime apie žodžius, kurie turi panašias prasmes anglų kalboje, ar dažnai žmonėm maišos tiesiog. Žinau, tai, kad žodžiai panašiai skamba, bet tiesiog jie turi panašią prasmę. Ir kai naudojam, dažnai susimaišom. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, turim pirmą temą, tai yra sound and perception, tai yra garsai ir potyriai, tokie galbūt useless kažkokias tai. Tai pavyzdžiui, žmonės maišos dažnai tarp to hear and to listen. Tai pavyzdžiui, to hear yra passive perception, tai yra pasyvus klausimasis, ar ne? And to listen active focus, tai aktyviai klausytis. Tai pavyzdžiui, aš galiu sakyti I heard a noise. I heard a noise. Tai aš išgirdau kažkokį tai garsą arba triukšmą, ar ne? Tai aš, ne tai, kad aš klausiausi, stengiausi išgirsti, bet aš išgirdau. Bet jeigu aš sakau I am listening to music, reiškia, aš klausausi muzikos. Okay? Aš klausausi muzikos, tai reiškia, aš aktyviai atlieku tą klausimosi veiksmą, ar ne? Tai čia bus I heard a noise, ar ne, su raide. Tai to hear yra pasyvus klausimasis, to listen yra aktyviai kažko tai klausytis, ar ne? Tada mes turim net 4 žodžius, turim say, tell, speak, talk, visi jie susiję su kalbėjimu, ar ne? Pabandom pažiūrėti pavyzdžius, kokiuose galėtum duoti. Aš beje turiu atskirą pamoką, kur tik kalbu apie šitos, jeigu įvesit edukus say, talk, speak, yra atskira pamoka, kur būtent apie tos visus kalbu aš. Bet, pavyzdžiui, paprastai say yra pasakyti. Tai say yra sakyti, pasakyti, ar ne? Kaip pavyzdys, aš galiu sakyti, pavyzdžiui, he said that he is working, pavyzdžiui. Jis sakė, kad jis dirba. Jis tiesiog, čia ne tai, kad pasakė, papasakojo kažką tokio, tiesiog aš perpasakoju, ką jis sakė. Jis sakė, kad jis dirba. Pavyzdžiui, to tell, ar ne, to tell jau yra labiau, tai labiau yra pasakyti. Gali būti ir netgi papasakoti, ar ne? To tell, pasakyti, papasakoti. So, pavyzdžiui, galiu sakyti, he told me a good story. Aš jau čia nepasakysiu, kad he said me a good story, ar ne, jis pasakė man gerą istoriją. Ne, jis papasakojo man gerą istoriją, ar ne? Tai he told me a good story. Arba kaip pavyzdys, jeigu mes turim to speak ir to talk, šiaip jie abu reiškia kalbėti, ar ne? Ir yra subtilus skirtumas. Šiaip tarpusavy šitie yra ko puikiausiai kaitaliojami. Aš, pavyzdžiui, aš galiu sakyti, pavyzdžiui, we spoke about food, mes kalbėjome apie maistą, arba galiu sakyti we talked about food. Antra forma, past simple laikas, abudu ko puikiausiai tinka tiesiog pasakyti, kad aš kalbėjau, ar ne? We spoke about food, we talked about food. Abu tinkami, ar ne? Nors ir subtilus skirtumas yra, dėl šitų dviejų labai pergyventi nereikia, tiesiog daugiau mažiau atitinka tą patį dalyką, ok? Su subtiliais, minimaliais skirtumais. Dabar kita grupė, kuri dažnai pakankamai maišosi, tai yra sound, noise ir voice. Tai sound tiesiog yra garsas. Garsas, ar ne? Pavyzdžiui, noise, tai irgi yra garsas, ar ne? Aš kaip prieš tai naudojau sakinėje, pavyzdžiui, galėčiau versti ir noise, aš išgirdau garsą, bet aš lygiai taip pat noise galiu ir sakyti ir triukšmas. Triukšmas, ar ne? Bet jie tarpusavį pakankamai, mes lietuvių kalboj naudotumėm tai kaip verstumėm tai kaip triukšmą, ar ne? Arba galbūt labiau netgi verstumėm kaip tik tai kaip garsą lietuvių kalboj. Bet tarkim, tokiam sakiny, aš nesakyčiau I heard a sound. Well, galiu sakyti, bet keistai truputėlį skambėtų. Aš išgirdau kažkokį garsą, kuris buvo neįprastas tai situacijai, ne? Arba tai kažkoks buvo savotiškas labiau triukšmas. Dėl to aš naudoju žodį noise iš to situacijoje, ne? Tai noise, triukšmas, bet vėlgi, kai mes verčiam į lietuvių kalbą, mes dažnai išversim ir kaip garsą. Aš tik dabar daugiau mažiau pasakoju, situacijas, kokiose gali tai atsirasti. Ir voice, savaime suprantama, yra balsas. Nemaišyti noise ir voice, kurie yra skirtingi žodžiai, ne? Nors pastebiu, kad tikrai susimaišo. Dabar viena mėgstamiausių mano temų anglų kalboje, tai yra seeing and looking, ar ne? Tai visas šitas skirtumas tarp netgi, kiek mes žodžių, žiūrėkit, turim see, watch, look, glance, stare ir gaze. Tai angliškai tai galima užvadinti different degrees of intent and duration. Tai skirtingi laipsniai ketinimo, ar ne, ir trukmės, duration. Tai bandykim po gabaliuką, ar ne, išnarstyti, ką mes čia turim. Tai see
arba to see, jeigu bendratis ir nebūtų, tai yra matyti. Tai tiesiog yra matyti. Aš pamačiau draugą, ne? I saw a friend. Dabar watch yra žiūrėti ir netgi gali būti stebėti. Tai pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad aš mačiau vakar filmą, I saw a movie, bet jeigu aš dabar žiūriu filmą I am watching, aš nesakysiu I am seeing a movie, ne, tai filmo žiūrėjimas yra daugiau aktyvus veiksmas. Vėlgi, kaip su hear ir listen, see yra labiau pasyvus. Watch yra labiau aktyvus dalykas, ar ne? Dabar look yra tiesiog žiūrėti tam tikrą kryptimi. Arba netgi tiesiog žiūrėti, bet taip, netikslingai. Tiesiog she just was looking, ar ne? Just looking straight ahead. Tiesiog tokiu žvilgsniu žiūrėti. Tai nėra blogas dalykas, tai tiesiog yra daugiau toksai, jeigu watch yra žiūrėjimas su tikslu, tai kažko stebėjimas daugiau, tai look yra toks labiau tiesiog žiūrėti, galbūt galim netgi taip ir palikti, ne? Tiesiog žiūrėti. Dabar glance yra labai dažnai maišomas su look. Tai glance irgi būtų tiesiog pažiūrėti, arba žvilgtelėti, ar ne, kažkur taip mesti žvilgsnį trumpai, ar ne, tai būtų glance. Dabar stare ir gaze, tai jie yra labai panašus, tik aš sakyčiau, kad stare yra neigiama versija, o gaze yra tokia daugiau dažniausiai teigiama versija. Tai stare yra taip, akylai stebėti kažką tai, ne, bet taip jau netgi įkyriai, pavyzdžiui, he stared at me, jisai žiūrėjo į mane, su įdy galūnė, nes taisyklingas veiksmažodis, ir gaze irgi. Taisyklingas tik gaze, pavyzdžiui, gaze mes galim žiūrėti žvaigždės, į mylimo žmogaus akis mes galim žiūrėti gaze, tai čia toks labiau būtų giliai žiūrėti, ne, giliai žiūrėti su meile, galbūt netgi ar nuostaba, ok? Su meilė ir nuostaba, tai būtų gaze, giliai žiūrėti. Okay? Mes netgi ir dar turim keletą, kurie yra susijęs su žiūrėjimu, tai yra view, observe, notice ir spot. Šitie labai abudu, visi keturi yra labai labai įdomus, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu aš paimu view, tai yra view ir observe. Tai view yra, pavyzdžiui, tarkim, vaizdas, pats žodis view galėtų būti daiktavardis, tai būtų vaizdas pro langą. Tai view ir būtų taip stebėti, bet pavyzdžiui, ne filmą mes negalėtumėm sakyti, kad view. View tai toksai būtų labiau, pavyzdžiui, žiūrėti į gamtą, ne? Stebėti gamtą, kraštovaizdį, ar ne, kažkokį tai platesnį dalyką, tiesiog taip plačiau į kažką tai žiūrėti, grožėtis, ar ne. Observe yra stebėti, bet tai gali būti moksliškai, pavyzdžiui, bandant suprasti. Pavyzdžiui, matau, kaip elgiasi kažkoks gyvūnas ir noriu suprasti, kaip jisai veikia, aš observinu jį, ar ne. Šie žodis observatorija, beje, yra. Mes stebim žvaigždės, ar ne. Tai observe, stebėti moksliškai, nebūtinai, aišku, moksliškai, tiesiog bandyti suprasti ir perprasti kažkaip, ar ne. Ja, ar look mes čia jau turėjom štai vietai, tai appear ir seem, tai appear yra atrodyti, ar ne, tiksliau, arba rodytis galėtumėm sakyti, ar ne, o seem tai yra kokį mum sukelia tai, pastebėjimą, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, pateiksiu du sakinius, ar ne, pavyzdžiui, he appeared out of nowhere, ar ne, čia galėtų būti jis pasirodė iš niekur, ar ne? Tai šitoje vietoje mes turim vieną reikšmę appeared, ne? Bet seem, he seemed to be very calm, ar ne? He seemed to be very calm. Tai va čia aš naudoju seem, nes jisai man atrodė labai labai ramus, ar ne? He seemed to be very calm. Gal viduje taip ir nebuvo, bet man taip atrodė, ar ne? He seemed to be very calm. Arba galiu sakyti, pavyzdžiui, he appeared to be good looking, ar ne? Jis atrodė gerai atrodantis, ar ne? Gražus arba graži. She appeared to be good looking, ar ne? He appeared to be good looking. Irgi visi šitie tinka. Tai daugiau yra apie išvaizdą, čia daugiau yra apie tai, kaip
kokį tai impresiją sukėlė, ne, impression, kaip tai atrodė, kokį jausmą viduje tai sukėlė. Dabar movement in direction. Šitie labai dažnai, jeigu, pavyzdžiui, tarkim, čia galbūt sudėtingesnė truputėlį anglų kalba yra, ar ne, tai su šitais labai dažnai žmonės maišasi ir jau pačioje pradžioje mokymosi. Tai go yra eiti, vykti, come yra ateiti. Tai, pavyzdžiui, aš galiu sakyti, tarkim, go yra antra forma yra went, tai aš galiu sakyti I went to that party. Ar ne? Aš nuvykau į tą vakarėlį. Aš nesakysiu, aš atėjau į tą vakarėlį, aš galiu sakyti, kad tu atėjai į tą vakarėlį, aš galiu sakyti, you came to that party. Tai iš esmės apie save mes came nelabai kada naudosim, ar ne? Aš einu vykstu, tu ateini, ar ne? Arba kažkas tai kitas ateina. Tai go ir come mes turim šituos du, ar ne? Aš vykstu, bet tu ateini, you come to the party. Tai iš esmės tas pats, kas eiti, vykti, lietuvių kalboje go ir ateiti būtent yra to come. Dabar bring, take irgi. Dažnai žmonėm maišosi, tai viskas yra paprasta. Tai yra to bring, pavyzdžiui, yra atnešti, atsinešti. Dabar to take yra labiau imti. Pagrindinė prasmė imti būtų, bet tai galėtų irgi naudojama kartais kaip atsinešti. Ar ne, tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, būtų, tarkim, he brought good food to the party. Tai būtų jis, čia antra forma bring, ar ne, jis atsinešė gerą maistą, ar ne. Galbūt atsinešti mes kol kas negalvokime apie tai, nes jis tada pradės labai maišytis, bet pavyzdžiui, galėčiau pasimti taip, sakyti šitaip. He took me to the party, ar ne? Jis atsivedė mane į vakarėlį, va čia galėčiau sakyti, ar ne? He brought me irgi, šitoj vietoj prasmė kaip ir panašiai. He brought me to the party, he took me to the party. Bet čia aš negalėčiau sakyti, kad he took good food to the party. Ne? He took labiau tada būtų tik tai žmogui, bet šiaip paprastai take tiesiog yra imti. Aš galiu sakyti, he took my hand, ar ne? Galiu sakyti, she took my hand. Galiu sakyti, they took my hand, jie paėmė mane už rankos, ar ne? Tiesiog imti, paimti, ar ne? Nors ir turim panašių prasmių, bet vis tiek didžiąją prasme, didžiai laiką, kai naudojam, take tiesiog yra imti, paimti, ar ne? Nors kartais gali būti ir atsigabenti, atsinešti kažką, tai ypatingai atsivesti labiau galbūt netgi. Jeigu jau tada galbūt dėkim taip, kad atsivesti, tada kaip žmogų, tada gali būti take. Dabar arrive, reach, get to. Tai labai panašu. Tiesiog reach yra nurodo tokį, kaip ir čia rašo, emphasizes the effort journey. Tai arrive, jeigu esate oroste buvę, yra arrivals, atvykti. Reach yra labiau pasiekti, o get to yra nusigauti iki kažko tai, ar ne? Tai va čia būtų artimiausios reikšmės, ar ne? Tai we arrived at the airport, mes atvykome, dabar reached, gali būti we reached the airport, bet tai daugiau nurodo tą baigtinumą, kad kažkokia įvyko, kaip kad buvo pastangos ir mes pasiekėm tą dalyką, galų gale pasiekėm oro uostą, ar ne? We finally reached the airport, pasiekėm, o get to tiesiog nusigavom, ar ne? Nusigavom į kažkur, tai we got to it. Tai ta prasmė yra tokia skirtingai, pavyzdžiui, kiek tarp pasiekti ir nusigauti. Toks pats skirtumas, koks lietuvių kalboj, toks pats skirtumas yra anglų kalboje, ar ne? Dabar turim giving and getting, ar ne? Turim keletą iš skirtingų žodžių. Tai give yra tiesiog duoti. Offer tai yra pasiūlyti. Pasiūlyti, galima sakyti siūlyti. Provide yra, tai irgi gali būti kaip savotiškai kaip pasiūlyti, bet tai labiau yra pateikti, patiekti, tai yra sugebėti pasiūlyti, ar ne? Ir grant yra suteikti. Labai panašų žodžiai, jie puikiai verčiasi į lietuvių kalbą visi, tai yra tiesiog give duoti, ar, pavyzdžiui,
give me money, ne, duok man pinigų, offer tai yra pasiūlyti, provide tai yra, pavyzdžiui, he provided me tarkim, with a good advice, ar ne? Jis pateikė man gerą patarimą. Okay. Grant suteikti, ar ne? Tai pavyzdžiui, he granted me 3 wishes. Tarkim, džinas, ar ne? Jis man suteikė 3 norus, ar ne? Aš tada paprašiau 4. Dabar lend, borrow. Okay. Tiesiog dažnai žmonėms maišosi. Lend yra skolinti, borrow yra pasiskolinti. Tai tiesiog čia yra kryptis, ar ne? Aš galiu kažkam paskolinti, o iš kažko, tai kažkam paskolinti galiu, tai būtų lend, iš kažko pasiskolinti, tai būtų borrow. Okay? Tai tiesiog labai 2 panašus žodžiai, kurie turi tokią labiau priešingą prasme. Buy or purchase, esu girdėjęs, kad šitie žodžiai kai kuriems žmonėms irgi stringa, jie abu iš esmės reiškia tą patį, pirkti, bet purchase, kaip ir čia rašo, is more formal, labiau formalus. Toks labiau dokumentinis, kažkur dokumentuose atsispindėtų, labiau galbūt, kai reikėtų oficialioje aplinkoje labai šnekėti, tai būtų tiesiog pirkti paprastai arba oficialiai. Paprastai tai būtų buy, ar ne, arba oficialiai purchase. Purchase, okay? Teisinai kalboje purchase, kaip sakau, dokumentuose būtų purchase žodis. Thinking and feeling, ar ne? Dar liko mums keletą sferų, nebedaug žodžių, bet šiaip tikrai naudinga šito žodžio žinoti ir nemaišyti jų. Tai thinking and feeling, tai mes turime remember, tai yra remember yra prisiminti, remind yra priminti, recall yra atsiminti, ar ne? Arba tiksliau atgaminti, toks labiau būtų. Tai remember ir recall yra labai panašus, ar ne? Tai remember tiesiog yra prisiminti, o recall, nu taip, bandyti vis ir taip čiukšt kažkur grįžo informacija atgal, ar ne? Atgaminau, recalled. O remind jau yra priminti kažkam kitam, okay? Pavyzdžiui, he reminded me to call him. Jis priminė man paskambinti ten. He reminded me to call the client. Jis priminė man paskambinti klientui. Okay? Dabar šitie man labai patinka. Know, learn, find out, discover. Tai know yra žinoti, arba dažnai naudojamas yra kaip pažinoti. Pavyzdžiui, I know him. I know him. Tai reiškia, aš jį pažįstu, aš jį žinau. Dabar learn yra išmokti. Išmokti, bet gali būti ir sužinoti. O būtent find out yra sužinoti arba išsiaiškinti. Ir discover tai yra atrasti. Atrasti, šitą discover aš galiu naudoti irgi kaip sužinoti arba išsiaiškinti, bet tai daugiau turi būti, tam, kad aš galėčiau žodį discover panaudoti, tai turi būti pakankamai, tai, ką aš sužinau, pakankamai netikėta. Tam pavyzdžiui, we tried to find out and we discovered, ir mes atradom, kad vis tik ten viskas visai kitaip buvo, negu galvojom. Gali būti discover, ne? Tai nebūtinai tiesioginė prasme, kad ten kažką kasinėti ir atrasti. Bet tiesiog sužinoti kažką tai netikėto, kažką tai, tiesiog ko nesitikėjom sužinoti. Okay? Tai hope ir wish yra labai paprastas skirtumas, abu yra viltis, tikėtis, tai hope yra labiau tikėtis, wish galbūt viltis, bet jie abu yra labai panašus, ne? Skirtumas yra tas, kad hope yra labiau realistiška, kad tai iš tikrųjų gali įvykti. Ne? Wish toks yra kaip jau noras, kaip sako, gimtadienio noras, kai užpūti žvakę nuo tortą, tai make a wish, sako, not make a hope, but make a wish, tai toks jau noras, kad nori, kad išsipildytų, tai kai sako, dažnai tai yra hipotetinis labiau, ar ne, kad tai, pavyzdžiui, I hope I will get a good grade, ne, aš tikiuosi, kad gausiu gerą pažymį, ar ne, pavyzdžiui. Bet sakyčiau, I wish for $1 million. Noriu
svajoju $1 milijoną, galbūt viltis čia jau daugiau svajoti, ar ne? Bet svajoti šiaip yra tai dream, kaip sapnuoti, lygiai taip pat. Tai galvokite tiesiog taip, kad prasmė labai panašiai, tiesiog hope yra kažkas, kas yra tikėtina, realistic expectation, kaip čia parašyta, ar ne? Tai yra, na, realistiškas vylimasis kažko, tai tikėjimasis, ar ne? O wish jau yra labiau dažniau hipotetinis, kas, na, sunkiai tikėtina, kad iš tikrųjų išsipildys. Ir dar yra viena sritis, kur jau užvadintas toks similar but tricky, tai yra panašus, bet tricky tai yra toks, nu, apgaulingi. Tai to win, beat. Tai win, laimėti gali būti ir nugalėti, bet to beat jau yra kažką kitą nugalėti, ar ne? To beat, nugalėti kažką kitą. Jau negalint tiesiog paprastai, jau specifinį priešininką kažkokį nugalėti yra to beat. Gali būti, nes to win tiesiog yra laimėti, ar ne? Tai toks laimėjimas, kur nebūtinai kažkas turi pralošti, ar ne? Bet to beat jau yra būtent nugalėti, beat. Tai nes šį beat yra mušti, ar ne? Bet čia atveju nebūtinai tai reiškia mušti fiziškai kažką nugalėti, ten kovos menų turnyre, ar ne? Bet tiesiog nugalėti kažką, tai ir tiek. Dabar turim labai įdomius 3 žodžius, tai yra say, mean ir mention. Tai say, jau žinot, kad yra pasakyti tiesiog, ar ne? To mean yra turėti omenyje, galvoje ir na, iš esmės tai yra pagrindinė prasmė. Tiesiog I meant, pavyzdžiui, I want to go home, ar ne, tai, pavyzdžiui, kas nors jūsų kažką pasakot, jūsų nesuprato, ar perfrazuot norit, ar ne, tai sakot, I meant I want to go home, aš turiu meni, kad noriu eiti namo, ar ne, tai turėti menyje. O mention yra paminėti. Tai aš galiu sakyti, you mentioned that you have a car, ne, tu minėjai, kad turi automobilį, gal važiuojam su tavo automobiliu, ar ne, tai tiesiog mention yra paminėti, užsiminti galbūt irgi. Užsiminti. Tai aš galiu sakyti, pavyzdžiui, mention him, tarkim, about a car. Užsiminkim apie mašiną. Ar mention him about the offer. Paminėk jam šitą pasiūlymą, ne? Dabar do ir make aš sukursiu atskirą pamoką apie tai, bet aš tiesiog norėjau, kad tiesiog, na, trupučiuką daugiau dar apie tai pagalvotumėm šitoj pamokoje, kitoj pamokoje jau atskirai vien tik apie tai kalbėsim. Tam tikri veiksmai anglų kalboje yra do, tai yra šiaip iš esmės yra daryti, bet tam tikri veiksmai anglų kalboje yra do, tam tikri veiksmai yra make, ne, ir mes turim jos žinoti tą skirtumą, bet iš esmės galvokit taip, kad do yra daugiau kaip veiksmas, ar ne? O make jau yra, kai kažką tai create, tai labiau kažką kai kuriam, pavyzdžiui, tai tarkim to make food yra, ne to do food, bet to make food, ne, nes mes kuriam maistą, ne, bet pavyzdžiui to do sport, tai yra daryti sportą, daroma, ne. Tai sakau, bus atskira pamoka apie tai, daugiau pakalbėsim, bet labiau stenkitės galvoti dabar apie tai, kad do yra tiesiog daryti, tai yra veiksmas, o make yra create, na, kurti tai yra create. Ir 2 žodžiai, kurie dažnai žmonėm maišosi, tai yra rise ir to raise. Tai čia tarėsi rise, o čia raise. Rise, raise. Tai skirtumas esminis tarp šitų žodžių yra, kad rise yra pakilti pačiam. Pavyzdžiui, he rised in his job. Jis pakilo savo darbe, pareigose, ne? O raise yra pakelti. Ne? Pavyzdžiui, my boss raised my salary. Ne, mano bosas pakėlė mano algą. Ne aš pats pasikėliau algą, ne? But mano bosas pakėlė. Okay? My boss raised my salary. Okay? Tai čia yra skirtumas. Rise pačiam, raise pakelti kažką tai kitą. Tai tokie tie mūsų žodžiai, ne? Kaip sakau, yra tų skirtumų, jas reikia suprasti, jas reikia praktikuoti, karts nuo karto vis dar šitą pamoką peržiūrėkit, kad daugiau atsimintumėt. Kaip sakiau, padarysiu atskirą do ir make pamoką, nes čia yra tiesiog didelė grupė žodžių, kur nu, didelė grupė veiksmažodžių, kurias mes naudojam do, o yra kita grupė, kur mes tiesiog turim make, ne, ta prasme, kad mes tam tikrus dalykus do, tam tikrus dalykus make. Tai tą perprasim ilgainiui.
Jeigu norit papildomų žodžių ir frazių, turiu audio ir PDF knygelę, pačioje spauskite arba komentare rasite, arba prašymę. Visiškai nemokama mano dovana jums. Mokinkitės, naudokit, parsisiųskite savo įrenginį. Ačiū, kad mokėtės su manimi ir tada susimatom kito pamokoje. Iki.